Sveiki visi, tikriausiai galvojate, apie ką čia bus šitie vaizdo įrašas ar šitas kiti vaizdo įrašai. Tai šis pirmasis vaizdo įrašas tikrai bus labai daug tokios, prasme, mėsmalės, nes labiau tai bus papasakojimas ir visa kita. Todėl, kad pasiryžau pamokinti visus norinčius nemokamai, ta prasme, kaip nemokamai, bet kokiu atveju man nei vienas žmogus nėra sumokėjęs pinigų už tai, kad aš mokinčiau. Tiesiog viešai visiems, ta prasme, neatsirinkinėjant, kam tu nori kažką duoti, ar ten tiesiog nori su kom bendrauti, ar ne, turi labai daug pasiryžti, ar ne, ir kad nebūtų ten kažkokių nesąmonė ir visa kita, ar ne. Mokymą aš tikrai nepardavinėsiu ir kažko panašaus aš nedarysiu, todėl kad labai paprastai pasakysiu, ne visi žmonės gali save atiduoti tiek, kiek reikia, kad jisai daeitų iki to tikslo ir iš to, sakykime, marketo uždirbtų dar ne. Ir įsivaizduok, jisai dar turi mokėti pinigus tam, kad jisai pasitikrintų, ar jisai sugebės ar ne uždirbti iš marketo. Ir sunku, ta prasme, žiauriai sunku, kai supranti, kad ne visiems prieinama ir, ta prasme, kai pamėgini patestuoti, sakykime, tuos pačius laivus ar ten tiktokus ar ne, ir nežinau, ten vienas vaizdo įrašas ten, kur tipo kviečiu grupę, bendruomenę savo, surinko 3000 peržiūrų ir iš tų 3000 peržiūrų, ta prasme, ten 100 žinučių paima, gerai, 8, ten 8,5 ir ten kiek, nesvarbu, labai daug. Ir visiškai negalėt rašyti visiems, nes, net neįsivaizduoju, kiek laiko užtrukti, ar ne. Daugiau mažiau visiems, daugiau rašiau, atrašiau, kiek atrašiau tiek. Ir tikrai sukursiu viską detaliai ir aš tikrai pasiryžau papasakoti taip, kaip aš suprantu tą, sakykime, marketą ir visą kitą. Ir tikrai nenorėčiau, kad kažkoks ten mokytojas, kuris mokina mokinius už pinigus, ateitų ir tipo sakytų, va čia, va jisai, čia beleką, čia pasakoja, čia ir visa kita. Tai yra mano nuomonė. Ir tai yra mano įdirbis be miegių naktų, ten, nesvarbu, kad aš metus laiko ten, sakykime, treidinu, ar ne, bet aš metus laiko treidinu non-stopų, ta prasme, dieną iš dienos, naktį iš nakties, ta prasme, nesvarbu, ar ne, esmė, kad tiesiog esu pasiruošęs visam heitui, kuris bus, ar ne, tai vat, kai daugam rašiau ten, sakykime, kur rašo, tipo, oi, norėčiau, kad tu tą darytum, jo, bet tu turi, prieš darant, turi suprasti, ką tau reikės prisimti, ar ne, tai tau reikės prisimti atsakomybę, tau reikės prisimti kritiką ir tau ta kritika turi nerūpėti visų pirma, ar ne, kad tu galėtum tęsti. Tai tam aš esu pasiruošęs, įdirbis yra, ruošiau save, ar ne tam. Ir viskas yra gerai, aš esu visiškai patenkintas, gali bet ką komentuoti, ar ne, kai pamatai, kiek žmonių norėtų, ta prasme, eiti bendruomenį ir kai ten įkelia kažkas parašo, ten nusivyliau ten ir, ta prasme, norėčiau išmokti ten mokintis, ta prasme, tikrai žiauriai ten stengsiuosi ir visa kita. Tu negali sutalpinti į privačią bendruomenę, kur jau yra atrinkti, sakykime, žmonės, ar ne, bendruomenė, ten vos ne su visais esi pažįstamas, ar bent kartą ten mateisi daugiau mažiau. Tiesiog negali atrinkti visų norinčių į bendruomenę ir padaryti kaip ir viešą su pakvietimu, bet ir to pačiu visus priimti, ar ne? Tai tiesiog, aš manau, visi turi turėti tą tokią kažkokią nemokamą informaciją, kur ir jos užtenka, ar ne? Ir aš, ta prasme, galbūt nenustosiu kelti ir galbūt aš nenustosiu diskutuoti su žmonėm, ta prasme, ir jiem padėti, ar ne? Ir kai laivą dariau, ten rašo kažkokie, ten, tipo, oi, tu čia plėt durnelis, ten, gerai. Nenoriu aš dabar pasakoti visiškai apie jokius ten treidinimus, visą kitą, aš tiesiog norėčiau papasakoti, ar ne, prieš pradedant ateiti marketą, ką jūs turėsite išgyventi ir visą kitą. Ir to pačiu aš savo veido niekada tikrai nefilmuosiu, nes, nenoriu aš lankstytis prieš tą kamerą ar kažko panašaus. Kam patinka, kas nori klauso, kas nenori, ta prasme, bet kokiu atveju ta informacija atsirenka žmogus, ar ne. Nėra taip, kad viską, ką aš pasakosiu, paims kiekvienas ir įsidės savo į galvą ir tipo taikys, ar ne. Tu bet kokią informaciją, tu ją išskaidai savo galvoje, ar ne, ir
priemi tai, kas tau atrodo tinkama, ar ne? Ir nėra taip, kad tu žodis į žodį išmoksti viską, ką tau kažkas sako, ar ne? Ir aš net nenorėčiau sakyti, kad jūs turite iš manęs pasimokinti, ar ten galit. Aš tiesiog tikiuosi, kad aš turiu kažko naudingo, tas, kas jums padės market, ar ne? Ir tikrai pasižiūrėjus, kiek šiais laikais yra mokytojų, aš neskaitysiu savęs nei ten mokytojų, nei ten kažko panašaus, ar ne. TikTok ar ten YouTube atsiverti, ta prasme, dabar taigi visi treitina, dabar visi, ta prasme, yra ekspertai ir aš esu tiesiog padugnė, kuris norėčiau pasidalinti irgi savo nuomonę, ar ne. Tai labai stipriai manęs neteiskit ir jo, tai tik tai tiek, ar ne, maždaug. Ir dabar kas liečia tą, ką aš mokinsiu, ar ne, tai vat, sakykime, bus 10 pamokų, bet jos bus po kokias 2-3 valandas. Ir aš mokinsiu ne tik, kiek jūs, sakykime, kažkokio order bloką pažymėti, ar ne, ir nuo jo selint ar kažką panašaus, ar ten SMT ir panašiai. Pradžia tai yra pats visas suvokimas to marketo, ar ne, ir aš nesakysiu jums čia va break of structure, čia čioką braižykit, nieko panašaus nebus. Viską daugiau mažiau aš jums parodysiu tiesiog vizualiai bei paaiškinsiu, ar ne. Tai pirmos 10 pamokų tai bus tikrai tokios, o tik tada galėsiu kažką panašaus papasakoti ant tos pažymėjimus ar dar kažką, kur yra. Nenoriu sakyti, kad jie yra nereikalingi, jie yra reikalingi. Bet kai pradėsiu pasakoti apie kažkokį, sakykime, order bloką ar dar kažko panašaus, ar ne, tai jūs ir eisite testuoti tą order bloką, jūs žymėsite tą order bloką ir jūs eisite pagal jį trading. Nesvarbu, order bloką, breaker bloką ar fair value gapą. Bet visa esmė yra ne to, ta prasme, viso to yra ne tokia esmė. Jūs tik tai savo susigadinsite emocijas ir pradėsit gamblinti. Tai tam, kad to nebūtų, į marketą reikia žengti tinkamą koją, o ne su marketo ten kažkokiu žymėjimu, kur jūs ten tipo, va, teisingai pažymėjau order bloką ir paimsiu nuo order bloką, sakykime, nu, gerai, trade, ar ne. Ne, to nedarykit, ta prasme, to tikrai nedaryt ir nebus daroma čia. Daugiau mažiau price action. Visą, ką aš pasakosiu, tai bus price action. Viską, ką aš paišysiu, braižysiu, ten, sakykime, viskas bus su šitu pieštuku braižoma ir rodoma ir braukoma ir viskas. Ir ta prasme, bet koks komentaras, kur kyla neaiškumų ten, time frame pasakius, aš tikrai pamėginsiu, pasistengsiu atrašyti, ar ne, ir papasakot. Ir viskas, ar ne, tai vat aš tikrai šitą noriu padaryti kuo trumpesnį, tam, kad galėčiau daugiau laiko skirti testavimui ir visą kitą, nu, vat, sakykime, šiuo metu, ar ne, vat, kas yra price action paprasčiausiai, ar ne, tai va, price action yra šitas judėjimas, ar ne, šitas visas judėjimas skaitomas price action. Ir tada yra kitas price action, kiek užtrunka iki pakilimo ir dropo, ar ne. Dabar truputį galiu nusišnekėti, ar ne, nes visą naktį nemiegojęs ir esminis dalykas žvakių stebėjimas. Žvakių stebėjimas iš kritimo pusės, iš kilimo pusės ir laiko pusės. Tuo pačiu čia žvakių kilimas, ar ne. Čia, sakykime, galėčiau iš tų mokymų visų ekspertų, mokytojų ir visą kitą pasakyti, kad čia yra kompresinis kanalas, švarus takas, kažkas tokio, ar ne, kai kaina pradės krist, jinai dažniausiai kris su dideliu volumu, ar ne, bet niekas nepasako kodėl. Gerai, viskas, baigiu ties pasakojimu šitą. Kaip ir sakiau, šį vaizdo įrašą nepasakosiu apie kažkokį tradingą ar kažko panašaus. Tiesiog trumpas, lengvas apibendrinimas. Norėčiau, ta prasme, papasakoti savo tą istoriją, ar ne, bet
manau visiems, kas yra susidūrę su tradinimu, yra visko buvę, ar ne. Esu ir sekundės time frame tradinės, ar ne, ilgą laiką, ta prasme, kur įsidedi pinigų ir, ta prasme, ne 50 eurų ir ne 100, ta prasme, ant kiek turi būti neadekvatus, ar ne, kad sekundės time frame tradint su, sakykime, full margin ir ten kokiais 2000, ar ne, kur tu juos prarandi ten, sakykime, per 2 minutės 3. Ir tipo nueini ramiai miegot, atsikeli žiūri 0, ar ne. Visko yra buvę, ta prasme, ir kas liečia neadekvatumą, tai tikriausiai aš esu tas, kai, tipo, ėjo visą tą kelią, tai aš buvau pats neadekvačiausias traderis ten, kuris mokinosi nacho gyvenime, sakykim taip, ir atsiprašau už keiksmažodį. Ir ta prasme, ar bus sunku ir ar verta, tai jūs turit užduoti savo, ar jūs esat pasiryžęs ar ne. Nedaug, labai nedaug uždirba iš marketo, todėl kad greiti pinigai visus vilioja, ar ne. Tai taip pat ir kazino, taip pat ir visi kiti lengvi uždarbiai, jie lengvai vilioja žmonės, ar ne. Taip, jūs galite iš čia uždirbti, bet jūs turite turėti kelis pagrindus ant savo pastatytus arba bent mokintis jos, ar ne. Tai yra psichologija, darbas su savimi, tai yra rizikos valdymas, tai čia yra, ta prasme, man asmeniškai, jeigu manęs kažkas paklaus, rizikos valdymas yra numeris 1, ta prasme. Kiek aš esu gerai treidinęs, ar ne, nu įsivaizduokit, savaitę laiko treidinu puikiai, ar ne, viskas man ten sekasi, pereinu ir visa kita, ar ne. Ateina ta viena diena, vienas minusas, ar ne, minusinė diena ir viskas, aš tada sakau, toj atmušiu. Ir kodėl būna tas toj atmušiu, ar ne, tą minusą ir padarysiu pliusinę dieną. Tai yra azartas ir tai yra aplinkos, kuris supa, ar ne. Tai yra visokie lošimai, kazino ir visa kita, na, daug yra tų dalykų. Ir aš ir pats tais dalykais tvarkausi ir, ta prasme, keista būtų net ir sakyti, kad tu čia, tipo, va, aš jūs dabar pamokinsiu, nes aš čia gavau pijautę, čia dar kažką panašaus. Ir čia aš galiu jums pasakyti, kad čia pas mane problemų nėra. Pas visus jau yra, tiesiog jie pradeda jas labiau toleruoti, mokintis, jas pastebėti, sustabdyti ir netęsti. Bet nėra taip, kad tu viskas, dabar aš neturiu visiškai emocijų ir daugiau pas mane gyvenime visiškai ant treidinimo nėra emocijų, užsidėjau tą ir tipo aš ramus esu ir visa kita, ar ne. Tiesiog, taip pat kaip ir jūs, sakykime, į kokį ten tofro ar dar kažkur, nu nesvarbu, kažkokį ten investuojat ir bankrutuoja, ar ne. Ir tipo, čia yra rizika ir, nu, nėra taip, kad viskas visada bus gerai, ar ne. Tai kur jūs beįkišit tos pinigus, ar jūs ten emociškai, bet kur jūs prarasit pinigus, kurie lemia jūsų ateitį, nu, jūs žinot, kad už pinigus valgot, galit nusipirkti tą, na, ir ne, ir visada jos bus tos emocijos. Ir, nu, ir kuo jūs daugiau prarasit pinigų, to jums bus sunkiau patiems tęsti tą kelionę, ar ne. Tai aš norėčiau pradėti iš tos pusės apie riziką, ar ne, apie riziką. Ir viską duosiu, ta prasme, kiek tik įmanoma, kiek aš galiu, kiek aš turiu patirties sukaupęs nemokamai, tik todėl, kad bet kokiu atveju iš jūsų marketas pasiims, aš nenoriu iš jūsų tikrai nieko pasiimti. Ir jūs tą turite suprasti, kad bet kur, ką jūs investuosit, tai yra rizika. Ir jūs bet kokiu atveju rizikuojate prarasti pinigus, ar ne. Ir bet to pačiu pagalvokit ir apie ateitį savo, ar ne. Nieko nedarimas taipogi yra rizika, už kurią susimokėsit atėjus atitinkamam amžiui. Tai bus jūsų neviltis ir griaužimas savęs, kad jūs nedarėt kažko, ar ne, ko jūs norėjo daryti, ar ne. Tai vad, sakykime, dabar su treidinimu. Daug kas perka mokymus, juose taip pat neišmoksta, ar ne. Ir kyla klausimas, kad gal aš esu bevertis ir tiesiog ne man, nelemta, ar ne. Taip, ir aš tau pritariu, jeigu tu taip manai. Todėl, kad
kiekvienas, kuris savai įtikina, kad jam yra neverta, ar ne, o neįtikina savęs, kad tai yra tiesiog laiko klausimas ir aš stengiuosi, ar ne, tai jeigu tu nuoširdžiai stengiasi, ta prasme, atiduodi save visą, tau negali nepavykti, ta prasme. Man kas žiauriausiai, keiščiausiai, man, sakykime, yra 24 metai, ar ne, ir aš matau žmogų savo amžiaus, 22 metų, kai jisai sako, nu viskas, aš čia jau 3 mėnesius, aš, ta prasme, dar nieko nemačiau, kad ten kažkas panašaus į profitą būtų. Jam 22 ir jisai pusę metų, ar ne? Aš šitoj veikloje esu nuo 18 metų. Nu gerai, nuo 17, nuo 18 kažkas tokio. Ir kai man žmogus pusę metų treidinamas sako, kad jisai vos ne nusivylę savim, kad jam tas nepavyksta, aš jam pritariu. Nu, ta prasme, įsivaizduokit, jūs negalit kiekvieno žmogaus motyvuoti, kuris gatvėje skundžiasi, kad pinigų neturi, ar ne? Yra žmonės, kuriem gaila ir ta prasme visą kitą, ar ne, bet viskas priklauso nuo jūsų. Viskas priklauso nuo jūsų ir visada priklauso. Ir labai lengvai vilioja tie profitai, kur ten įkelia kokį 10 000, 5 000, bet jūs nepagalvojate ir apie kitą pusę, ar ne? Taip, jie nusiskrinšotino tos 5 000 ar 10 000 profito, bet jie neparodo jums, kad jie vakar pralošė kokią 20, ar ne? Ir šiandien atmušė tik tai minusą. Ir kai žmonės, kai matai, kad žmogus jaučia euforiją, dalindamasi savo, sakykime, tais įrodymais pliusų, ar ne, tai jisai nori kažkam kažką įrodyti. Jis nori kažkam kažką įrodyti pasiekęs. Tai aš norėčiau, kad kai jūs pradėsit savo kelionę ir, ta prasme, čia jūsų reikalas, ar jūs klausysit, ar ne. Ir tiesiog nėra kom girtis, ar ne, nėra kam ko įrodinėti. Faktas, visi mes norim pamatyti, ne pamatyti, o įrodyti kažką kažkam, kad pasiekėm, bet tuo pačiu ir pagalvokit apie kitą pusę, kad daugumai tiesiog nesvarbu, ar ne. Jie tiesiog nori ateit pasipizdavoti iš jūsų ir visą kitą. Nežinau iš tikrųjų, kaip balsas girdėtis ir tikiuosi viskas gerai, jeigu ką kitą vaizdo įrašą pasistengsiu patobulinti, ten kažką padaryti, net neįsivaizduoju. Ir taip, svarbu yra nepasiduoti gyvenime, nesvarbu ar tau 40 ar 50, varom iki galo, jeigu tu nuspręsi treidint ir pradėti treidint, ar ten vėl pradėti treidint, nesvarbu, ar ne. Tu negali mesti ir tu turi su savim prieš nusprendžiant pasitart, ar ne. Tai visų pirma, ar tu turi laiko, ar tu neturi tiek, sakykim, responsibilities, nu, blet, sorry, įsiversiu į vertėją, nes jeigu neturit per daug tų atsakomybių, ar ne, ta prasme, sakykim, šeimą turi, vaikus turi, tau, ta prasme, juos pamaitinti reikia ir visą kitą, ar ne. Tu negali tiek laiko įkišti, ar ne, tai vadinasi, tu turi tą darbo įdėti daug daugiau per trumpesnį laiką, tai kaip tai padaryti, ar ne. Tu turi nemalt šūdo ir įdėti viską produktyviau, nei bet kuris kitas, kuris turi visą parą ir, ta prasme, tiesiog visą parą stebi ir visą kitą. Tu turi susidėlioti savo dienotvarkę taip, kad tu rastum savo laiko tam, kad tu nori daryti. Ir kad nenukentėtų jokia šeima ir visa kita, ar ne. Stengsiuosi šitą vaizdo įrašą padaryti iki pusės valandos, neilgiau, nes kalbėti aš galiu nors ir visą dieną, o ypač kai esu nemiegojęs. Kas liečia pamokas, tai sakau, bus tik tai psichologija dabar, price actionas, bet pirmiausiai bus tik psichologija ir marketo psichologija. Nes pati psichologija, tai čia yra toks, koks esi tu ir tau pačiam reikia save nagrinėti. O marketo psichologija, tai ko tau nereiktų daryti ir ko tau reiktų vengti. Kažkokių paspaudimų įėjimų, ar ne, tu čia va, matai, va dabar kaina kyla, krenta ir tu čia, oi, užėjus, ar ne. Nes šitą, ta prasme, vaizdo įrašą aš norėjau papasakoti apie save, ten savo kelionę ir visą kitą, bet nusprendžiau pasilikti arba ateičiai, arba tiesiog išlaikyti ją privačią, kokia jinai yra tarp
mano privačios bendruomenės, kurią aš turiu, ar net mažą, sakykime. Nes yra tų visokių momentų, žinai, kur tiesiog nenori visiems, kurie stebi ar ne, pasakot savo tas istorijas, kur tipo, oi aš čia susigraudinau, oi aš čia ten dar kažką ir tipo, gaila pasidarė, čia dar kažką ir tipo, va aš čia palaikysiu. Niekam to nereikia, ta prasme, niekam neįdomu, visi turi savo problemas, visi turi savo kelionę. Ir aš tiesiog norėčiau, kad kiekvienas žmogus ar ne nukeliautų taip, kaip jis nori nukeliauti ir ten, kur jis nori nukeliauti. Ir aš tikrai nepalaikau, sakykime, nepalaikyčiau savęs, jeigu aš sakyčiau, gerai, va visi jūs norit ir sumokėkit man 500 ar 1000 eurų, sakykime, ar ne, ir aš jūs išmokinsiu. Nu, neįmanoma, ta prasme, neįmanoma, kad tu pasimtum kažkurį savo žmogų ir tu išmokintum, ar ne, nu, sakykime. Ne visi gali įdėti tiek darbo, ne visi savyje turi tą tokį užsivedimą ir visą kitą, kai jie pamato, kiek yra to darbo. Jeigu galvojat, kad jūs šią valandą laiko įdėsit kaip hobį į šitą tradinimą ir mėginsit tradinti ir tipo, jūs čia, oi, pasitikėsiu savim ir visą kitą. Sėkmės. Bet statistika rodo ką kitą, ar ne? Nemanau, kad iš to 1 ar kelių procentų, kiek yra profitable, jie įdėjo po 1 valandą ir jie, sakykime, naktimis neverkia už savo klaidas į pagalbę. Nu, kaip pavyzdys, ar ne? Tai jeigu tu tikiesi, kad tu įdėsi valandą laiko per dieną ir tu išmoksi ir tu... Gerai, gal tu išmoksi po 5 metų arba 10. Bet įsivaizduok, kad tu nežinai, kas kam kada atsitiks, ar ne? Tu net neįsivaizduoji, kaip tavo gyvenimas gali pasikeisti per tą pusę metų. Tai aš net nebejoju, kad reikia susigriebt save, ar ne, o jeigu dar esi mokyklai, tai reikia pagalvoti visada apie gyvenimą, ar ne, ateitį, planuoti ją iš anksto ir, ta prasme, nuspręsti, kol yra laiko, ar ne, kad nebūtų per vėlu. Todėl, kad ateina laikas net ir žmogus, kuriam 50 metų, jisai galvoja, kad jam yra nevėlu ir jisai eis mokintis tradint, ar ne. Tai kai tu esi koks 16 metis ar 18 metis ir tu savo laiką švaistai kažkur, bet norėtum tradint, ar ne, bet ateini užmetekį, tau nepasisekė ir išėjai, ar ne. Tai tu tiesiog atlaidžiauji tam, nes tu turi daug laiko, ar ne. Ir tu dar nesi supratęs to laiko savokos, kaip greitai jis gali dingti, ar ne. Daug kas pradeda iš tikrųjų vertinti, sakykime, laiką ir tada visą struktūrizuotis, tik tai tuo atveju, sakykime, kai kažką praranda brangaus, ar ne, na, kaip pavyzdys, ar ne, kokį nors artimą ar kažką panašaus, va tada jau jie pradeda suprasti, kad, oho, taip gali būti ir man, ar ne, taip gali būti ir kažkam kitam iš mano artimųjų ir tiesiog tu pradedi gripint, ar ne, grindint, ta prasme, non-stopu. Arba tu tiesiog esi tikrai, nenori to žodžio sakyti, ar ne, beviltiškas ir tau toks pasižiūri, o aš emociškai palūžęs. Taip, tu dar ir depresuoji ir tau dar reikia eiti pas psichologą. Tada tavo į tradinimą tikrai neverta ateiti. Dar to pačiu neatmeskit galimybės, ar ne? Ką turiu omenyje į tradinimą, jau reikia pagalvoti, ar ne? Čia yra psichologinė problema, ta prasme. Jeigu jūs nesugebėsite, ta prasme, susitvarkyti su savim markete, jūs, ta prasme, galit padaryti gyvenimo klaidą ir, ta prasme, susigadinti savo gyvenimą. Ir čia nėra juokas, ar ne? Žmonės žudosi tokiuose dalykuose, ta prasme, kas liečia market, ar ne? Čia jums ne kazino, kur jūs įsidedat 500 eurų ir, ta prasme, pralaimit. Čia žmonės, ta prasme, ne tai, kad užstato, jie pralaimi visą savo gyvenimą. Ir kaip bebūtų, kažkada juokiaus, kai girdėjau tokias istorijas iš žmogaus vieno, ar ne, bet kai jos yra realios,
Ir ta prasme tikrai yra žiauru, ta prasme, nu, visko gyvenime būna ir tikrai norėčiau, kad suprastumėt, kad tikrai visko būna. Ir linkiu, jeigu pasirinksit treidinimo karjerą ar ne, ir nuspręsit, kad jums reikia čia būti, tai ką labiausiai aš norėčiau padaryti, tai kad jūs nemestumėt kažkokius santykius savo, ar ne, nemestumėt kažkokių ten savo hobių ar kažko panašaus, ar ne. Sakykime, aš, ar ne, dedikavau savo gyvenimą vienam dalykui, ar ne. Tai turėjau 2 verslus, sakykime, tiesiog sustabdžiau viskas. Pradėjau daryti vieną dalyką. Sakykime, nuo 18 tiesiog nustojau domėtis santykiais. Labai toliai tie santykiai niekad nenuvesdavo. Tik todėl, kad aš esu kitur, ar ne. Kur aš bebūčiau, ar aš būčiau su draugais, ar aš būčiau su kažkuom, apart savęs, ar ne, sakykime, nu, su bet kokiu žmogum, aš tiesiog nesu ten. Fiziškai aš ten, psichologiškai aš čia, ar ne, prie čartų, nes aš žinau, kad man mažai trūksta. Ir čia nėra tas nuo 18. Nuo 18 aš buvau galbūt labiau pasimetęs, ar ne, man trūko to viso supratimo. Labiau sakyčiau, tas visas supratimas atėjo 22, kad man reikia skubėti, man reikia kuo greičiau daryti tą, ką daryti, ar ne. Tai čia buvo per vidurį kariuomenės kažkas tokio. Jo. Ir visiems linkiu produktyviai visą šitą reikalą žiūrėti, jeigu žiūrėsit. Ir linkiu jum nepasimesti. Tai va, daugiau mažiau tiek, ar ne? tą pačią, sakykime, pirmą pamoką, tai sakyčiau įkelsiu sekmadienį, ar ne? Iki sekmadienio vakaro. Tai jo. Ir viskas. Tikiuosi žiūrėjote iki galo ir tikiuosi komentaruose pakomentuosit. Ar esat pasiruošę, ar nesat pasiruošę, ar norit pradėti, ta prasme. Ar patiko tą, ką kalbu, ar ta prasme bullshitas čia, ar ne. Ir komentarus pamatysit tik tada, kai pažiūrėsiu. Nu, ta prasme, aš pasižiūrėsiu, ar jūs pasižiūrėjote iki galo ir ar tikrai jums įdomu, ar ne. Tai va. Tai jeigu sugebėjot pasižiūrėti iki galo, paspauskit like ir tikrai pakomentuokit, kaip jūsų nuomonė praėjo pirmoji diskusija tarp manęs ir tik tarp jūsų ausų, be jokių atsakymų ar klausimų, sakykim. Ir jo, sekmadienį aš esu pasiruošęs atiduoti mėnesį laiko jums, aš pasiruošiu, sakykim, bent jau pirmas 10 psichologinių pamokų ir aš net neabejoju, kad tos pirmos 10 psichologinių pamokų tarp jūsų ir tarp marketo jums padės daugiau negu padėjo mokymai. Tai va, iki kito karto ir su Dievu.